Pradedam Šimulių projekto ciklas Partizanas senasis. Aš čia su juo kažkada esu buvęs susitikęs, jis čia kažkur turėtų būti. Mes turim jo dabar ieškoti. Iš kažkur čia jis turi išeiti dabar. Išgąsdinai. Skandai dent. Džiaugis, kad nepaleidau iš savo patrankas, tai būtų visi vyrai susbėgi iš kaimo, galvotų, ką vėl karas prasidėjo. Einam į laukų. Nematėjai bobas? Kokios bobos, aš nieko nemačiau. Su kibirais. Su kibirais? Kalnais arba tuščiais, nesvarbu. Kibirais? Ja. O kodėl? Kiekvienų vakarų melžti karvės. O ką, ar tu iš jos atėmi pieną ar ką? Jį pati duoda, aš neprievartauju. Pati duoda? Po litrą pieno kožų vakarą čia ateinu, palaukiu josios. O dabar aš norėčiau paklausinėti, kaip būdavo tais laikais, kaip jums ten sekdavosi miškuose, ten būdavot. Taip ir būdavo. Valgyti neturėdavom ką. Darydavom šturmų, bet ne ant stribų, ant trebų. Su anselinimu, supranti. Рыс, блядь! Стать, блядь, на место! Nu, tai davai visi bulvės į samagoną. Ir viską jūs atimdavot iš žmonių? Ne viskų tų, ko duodavo. Na, aišku, kartais savyvalę visą laiką savo pasdarą. Žiūriu dabar tais laikais, žinai. Galvojau, kad tebėr partizaninis karas, bet žiūriu, kad nieko jebė. O tai kodėl jūs dabar, pavyzdžiui, neinat, ar neturit kokį giminaičių, neinat pas jų gyventi? Senai visi išmyrė. Išmyrė? O ta prasme, jie buvo jau seni? Seniau, tai čia po karą. Po karą O tai kaip jūs išsilaikė taip? Nu to, kad slepiuosi vis laiką miškuose, tai gyvas ir lėkau. Nebūt miškai, būt seniai aš kaposna buvis. Tai ko jūs maitindavotės, visą laiką taip ir eidavot per kaimus? Visą laiką pa žmonių, insibrauni, suprantinti trebu. Ku duodava, tu duodava. Šnapsą, bulvių, duonas, pieną, vat. Taip ir dabar laukiu. Ko jūs dabar laukiat? Va, stovi karvė. Atein čia, pamelži, vakarį pieną litrų ir aš einu savo tam bankerin, žinai, paskavoti. O kur čia jūsų? Pačiai nesaugu, mačiau važinėjus tokie. Su mašinom, žinai, aš nepažįstu. Jums... A turi parūkytą gerai, ateini kažnas iki. O jūs ir pridegti turit? Turiu, blėt, visą laiką, tai nežinau, kur pasdėjus. Degtukų? Vofo, radau. Aš vieną buvau tokį, blėt, sutikį, žinai. Ką čia žibtuvėlį turit? Pacans toksėja, deginėdams. Sakau, kam degini? Rusiškos dujas be reikalo. Atduok man, sakau, laužų įsdegtų. Kokią stirną toj nupilsi, sakau, bus svečelį. Atiduok, sakau, kurva, ratata. Už kartą nubėga. Kažkaip su belku ant kelią paliko. Pasėmiau. Šitą įdėkį. Kas čia dirbi? Čia dabar... Blėt, nuo mažens instinktas yra. Kažkas dirba. Čia dabar vyksta šienapjūtė, vyksta darbai ten tai. Man instinktas ir žudyti, supranti, jau jauti, kad stribai parein. Stovi, blėt, ant zasadas, blėt. Vadai šautus dilbėt, strips, kurva. Davai, blėt, rебята, atstupajam ir bėgam nafkoj, bėgtis. Nes jei pasliksim šaudyti, visi būtume buvo negebė. Ir bėgdavom visą laiką. O tai kiek jūs esate dabar nužudėtų žmonių? Žmonių? Nei vieną. Tik stribas. O apie jūs dabar kas nors žino daugiau negu aš? Babula. Antanabičienė. Blėt, nahui. O tai kaip jums dabar Ai, taip? Barzanskima, blėt. Čia mano dirbtinė ir, blėt, jeigu ką. Dirbtinė? Nu,
kad baisiau žmonėm būtų. Kad senesnis atrodyčiau. Ei. Tai aišku, o dabar ką jūs čia sulauksit ir pasimsit pieną ir eisit į savo bunkerį? Bunkeris ten. O kur bunkeris? Bulvių pasėmis. Ar galit parodyti, kur bunkeris jūsų? Paskui. Kitoj, kai ateisi, kitoros. Žiūrėk, blėt, į televizorių dėsi, kurva. Ne, nedėsi, blė. Kurva mauk, jeigu į televizorių dėsi, manęs negali nieks matyti. Tai gerai, mes jau eisim. Varykis ateini, užžiūriu melžti. Gerai, viso gero, tada iki kito susitikimo. Stai na mesta, blėt, trečiai, na.